Tai sveiki vaikai, šiandien mano rankose yra labai daug knygų, pačių gražiausių Tove Jansson knygų Troliai mumiai. Na, labai daug istorijų apie trolius mumius ir visas pasaulis juos labai įsimylėja, o šiandien aš irgi išsirinksiu vieną knygutę iš šitų ir jums perskaitysiu labai gražią vieną knygutę. Na, pasižiūrėkite, kokių gražių knygučių yra. Muminukas ir gimtadienio sagutė, muminukas ir vandenynai, muminukas ir žiema, muminukas ir žvaigždutė. Pačios naujausios knygutės, kurias dar tik neseniai išleido Pegasas, tai yra Troliai mumiai kelia bures, Troliai mumiai ir stebuklinga skrybėlė, kita knygutė Trolių mumių kelias į slėnį ir Troliai mumiai ir paskutinis slibinas. Na, tekstai tikrai labai geri vaikai, aš jums skaitysiu knygutę ir rodysiu iliustracijas ir pamatysite, kad tikrai knygutės yra labai gražios. Na, tos knygutės tegu pasnaudžia. O šiandien mes skaitysim knygutę Muminukas ir gimtadienio sagutė. Sagutė. Na štai. Mėnulis bluko, saulė kilo ir į mumių slėnį atėjo rytas. Mumių name jaukiuose pataluose pabudo muminukas. Jis nusižiovavo vieną kartą, pasirąžė 2 kartus ir atsiminė. O lele, šiandien mano gimtadienis. Štai. Šiandien muminuko gimtadienis. Pavasario diena. Apačioje muminuko mama ir muminuko tėtis pusryčiavo. Su gimimo diena, muminuk, linksmai puolė sveikinti jie. Muminuko tėtis padovanojo atviruką su savo paties sukurtu gimtadienio eilėraščiu, o muminuko mama gražiausią auksinę sagutę į kolekciją. Ak, kokia nuostabi, kaip švytė, apsidžiaugė muminukas. Tuoj pat nešu parodyti Snus Mumrikui. Štai, gavo dovanų sagutę ir atviruką. Jis labai džiaugiasi. Snus Mumrikas sėdėjo prie upės, buvo įknibęs į medį, kažką drožinėjo. Snus Mumrikai, žiūrėk, ką turiu, sušuko muminukas, bet Snus Mumrikas nė neatsisuko. Užmesiu akį vėliau, sumurmėjo jis, dabar smarkiai dirbu. Muminukas nustebo, eisiu ir parodysiu, Frankensnort pamanė, jis nebus tokia užsiėmusi. Štai muminukas bėga, parodė savo sagutę, bet Snus Mumrikas labai užsiėmęs, jis nežiūri jį. Taip. Skaitom toliau. Pakeliui pas Frankensnort jis sutiko Snifą, tasai regis kažko ieškojo. Sveikas, Snifai, pasisveikino muminukas, pažvelk, ką turiu. Bet Snifas taip pat nė nežvilgtelėjo į sagutę. Atleisk, muminuk, te pasakė, paskendęs darbuose, niekaip negaliu pabaigti. Kaip keista, kad Snifas irgi turi tiek daug darbų, susimąstė muminukas. Bet Frankensnort, žinau, mano sagutė patiks ir nuskubėjo toliau. Frankensnort vaikštinėjo paplūdimiu ir rinko kriauklės. Atrodė jai labai smagu su mažąja Miu. Ši buvo apsikarščiusi jūros dumbliais. Frankensnort, mažoji Miu, žvilgtelk, ką turiu. Bet Frankensnort neatsakė, ji toliau ieškojo kriauklių. Mažoji Miu šoko ir mailėsi. Mes dabar negalime, muminuk, netrukdyk mums. Niekas nepasižiūri į muminuko sagutę. Muminukas negalėjo patikėti savo ausimis. Niekas nenori pamatyti mano naujos sagutės, mąstė jis, ir nei vienas nepasveikino su gimimo diena. Jis spūdino atgal per mišką ir dar nepasiekus namų akise jau ėmė tvinktis ašaros. Štai grįžta liūdnas namo. Gaila jau. Kai muminuko mama pamatė muminuką, ji iškart suprato, kad kažkas ne taip. Niekam nerūpi nei mano nauja sagutė, nei mano gimtadienis, suverkšleno muminukas. Visi jie smarkiai dirba, netgi Frankensnort. Neliūdėk, tarė muminuko mama. Esu tikra, jie nenorėjo būti nedraugiški. Nagi, eime, paruoškim viską tavo gimimo dienai arbatėlėms.
paguos, jeigu ne mama? Taip. Stabtelėdamas, kaip muminuko mama puošia gimtadienio tortą, muminukas šiek tiek pralinksmėjo. Jie turbūt per daug užsiėmė, kad ateitų tarėlis. O man ir nerūpi, bet iš tiesų jam rūpėjo, net labai rūpėjo. Staiga jis išgirdo, kaip ji ėmė kviesti daug balsų. Muminuk, išeik į lauką, išeik, pažiūrėk, ką turim. Štai koks nuostabus tortas. Kas jį šaukė? Kas? Muminukas nuskubėjo prie durų, o už jų laukė visi jo draugai. Frankensnork, Snifas, mažoji Miu ir Snus Mumrikas. Snifas laikė dovaną, negalėjo patikėti, taip norėjo suvyniotą dovaną išpakuoti, o ten rado jūros dumblius. Čia tau, pasakė jie, nuo mūsų visų. Štai. Kokia ypatinga dovana gavo. Muminukui vos širdis neplyšo iš laimės. Jie vis dėlto nepamiršo gimtadienį. Jis išvyniojo dovaną, tai buvo graži medinė lobių skrynelė, papuošta akmenukais ir kriauklėmis. Ją padarė Snus Mumrikas, o aš rinkau kriauklės, džiaugėsi Frankensnork. Tai gražiausi akmenukai iš visų kada nors mano rastų, tarė Snifas. Vos susilaikiau, nepasilikęs jų sau, o aš viską suvyniojau, pridūrė mažoji Miu. Kokia originali dovana, taip? Saulė leidėsi, mėnulis kilo, o naktis apgaubė muminukų slėnį. Muminukas su draugais dainavo gimtadienio dainas ir šoko, kol galiausiai visi pavargo ir užsimanė į lovas. Saldžių sapnų, mano mažasis muminuk, palinkėjo muminuko mama. Labanakt, mamyte, atsakė muminukas, bet prieš sudėdamas bluostą, muminukas dar vieną paskutinį kartelį žvilgtelėjo į savo švytinčią naująją sagutę. Ji taip žibėjo toje lobių skrynelėje, su gimimo diena muminuk, sušnabždėjo pats savo ir nugrimzdo į miegus. Taigi, vaikai, šitą knygelę jūs moko, jog mažuose dalykuose mes galime rasti labai didelius stebuklus. Ačiū, kad klausėte ir iki kito susitikimo.